Laba diena. Trumpi pasakojimai. 11 dalis. Šiandien pabandysiu pašnekėti apie tai, apie ką mažai suprantu. Nes taip gavosi, kad aš buvau kitoj situacijoje. Pabandysiu papasakoti apie tai, ką jaučia žmonės, kurie laukia. Ir kurie, būdami Ukrainoje, Ukrainos kareiviai, aš asmeniškai, kiti savanoriai. Kaip mes bandom nuraminti savo šeimas. Ir aš nežinau, ką jaučia mūsų šeimos. Aš įsivaizduoju, kad mano žmona, mano dukra ir mano du sūnus jautėsi labai negerai, kai aš buvau Ukrainoje. Būdamas Lvove, aš pasakojau, kad ten viskas ramu ir viskas gerai. Ir sąžiningai ten taip ir buvo. Kol aš buvau Lvove, nieko nebuvo blogo. Atskrido į vieną iš poligonų raketą, bet tai buvo toli. Už 30 km. Ten žuvo pora mano artimų bičiulių. Bet visa tai buvo toli nuo manęs. Aš stengdavausi skambinti ir rašyti kiekvieną dieną, kad pas mane viskas gerai. Kai aš pervažiavau į Kijevą, aš ilgai ir nuobodžiai melavau, kad aš esu Lvove. Susirasdavau savo lokaciją tokią, kuri negalėtų, kai kalbėdavau telefonu per signalą, kad negalėtų suprasti, kur aš esu. Bet taip gavosi, kad mano šeima sužinojo, kad aš Kijeve. Gavau daug velnių. Pasakė, kad man netikės, teisingai padarė. Paskui aš grįžau į Lietuvą ir vėl paskui teko išvykti į Ukrainą. Kažkokį tai laiko dalį prabuvau Kijeve. Iš mūsų balkono pasakodavau, kad aš Kijeve. Mano dukra ir žmona jau žino puikiai tą balkoną. Jie žino mano kambarį, kaip jis atrodo. Ir aš rodžiau, kad aš tenai. Paskui aš išvykau į frontą. Ir tada prasidėjo apgaulės. Nes aš visai nenorėjau jų nervinti. Ir aš toks buvau ne vienas. Mes pasistatydavom džipą į saugią vietą. Ir per Wi-Fi mūsų bazės šnekėdavomės per signalą. Manęs klausdavo žmona, kodėl aš mašinoje pastoviai sėdžiu, dukra klausdavo, sūnus. Sakydavau, kad čia vienintelė vieta, kur yra normalus ryšys. Pas mus būdavo sudarytas čiutne grafikas, kaip mes šnekėsime. Kartais kalbėdavau iš kambario, kuriame gyvenau. Ten kabėjo toks fainas kilimas. Kai aš šnekėdavau radio stotį, išjungdavo minimalaus garso, kad nedaug dėja kažkas neišgirstų. Ir kareiviai nevaikščiodavo per tą kambarį, kur aš šnekėdavau su šeima. Darydavau trumpus seansus, pasakodavau, kaip viskas gerai. Iš tikrųjų labai blogai ir nebuvo. Mano draugai darė visi lygiai tą patį. Visi savo šeimom, kas turėjo žmonas, vaikus, mamas, pasakodavo, kad jie mokomoje stovykloje, kažkur prie Kijevo, kažkur tai, gal nežino kur, bet susitikti negali. Paskui, laiku einant, šeimos pradėjo suprasti. Man taip ir gavosi, taip kaip aš gana trumpą laiką ten buvau. Man gavosi šeimai neišduoti mano buvimo vietos. Bet mano draugai kareiviai ilgainiui nebegalėjo jau to slėpti. Nes kai tu išvyksti ir 4 parom tavęs nėra ryšio, tu esi nulyje. Paskui po 4 parų grįžti, sakyti, kad pas tave toksai mokymo grafikas nelabai gaunasi ir budėjimo. Tai sužinodavau. Aš nežinau, ką jautė šeimos, laukdamos kareivių, grįžtančių iš fronto arba gaudamos žinių, neįsivaizduoju. Aš neįsivaizduoju, ką jautė mano žmona. Jautė kažką matyti nelabai gero.
mano dukra ir mano sūnus. Ačiū Jums, mano šeima, kad Jūs mane palaikėte. Ačiū teta tau, Rūta, kad tu mane irgi palaikėjai. Ačiū visiems, kas laukė mūsų kareivių. Tai yra gerai, kai žinai, kad tavęs namie laukia. Nes kai tu kariauji daugiausia už tuos, kurie tave laukia. Asmeniškai aš išvažiavau kariauti už savo šeimą, už savo namus, kad tie kacapai čia neatsirastų. Dar kartą pasikartosiu, aš neįsivaizduoju, ką jaučia žmonės, kurie laukia. Gal 10% aš galiu tai suprasti, nes kai aš esu Vilniuje, aš pastoviai bandau susisiekti su savo vyrais ir jie man skambina ir aš jiem. Ir kai pas tave žmogus dingsta daugiau negu 3-4 dienom, tu pradedi nervuotis, nes tu tiksliai žinai, kur jis yra. Kaip minėjau, užpereitą savaitę žuvo mano draugas. Ir aš niekaip su juo negalėjau susisiekti. Jo žmona lygi šiol netiki, kad jisai žuvo. Jin tikisi, kad jisai dar kažkaip tai atsiras, kad galbūt jisai belaisvės. Duok Dieve jai stiprybės. Man teko važiuoti pas vieną iš mamų, mūsų kareivio, kuris 100% žuvo, nes žuvo ant mano kito kareivio rankų. Jie papuolė į pasalą, būdami žvalgybai. Ir mes tiesiog negalėjom išnešti jo kūno. Ir man teko važiuoti pas jo motiną, pasakoti, kaip viskas įvyko. Ir jinai vis klausė, galbūt jisai gyvas. Ir kol po metų netidavė kacapą jo kūno, būna tokių atvejų, jinai netikėjo. Man vėl teko važiuoti į laidotuvės. Bjaurus jausmas. Ir tada tu supranti, matydamas, ką jaučia žmonės, kurie laukia. Ačiū Jums visiems, kurie laukia. Labai ačiū. Iki.